Sveiki, šioje video pamokoje parodysiu CSS elemento matomumą, tai yra display ir visibility CSS dalykus. Kas yra display? Tai yra toks dalykas, kuris leidžia priversti HTML elementą elgtis kažkaip kitaip. Pavyzdžiui, teksto, tarkim, pasirašytume, tai užimtų visą bloką ir viskas, kas eitų, visos kitos HTML žymos, tai jau eitų toliau ir taip toliau. Pavyzdžiui, sąrašai irgi, kiekvienas list item eina viens paskui kitą, tai yra tarsi išskirta kiekvieną eilutę dėti atskirai ar panašiai. Tai galima priversti, kad eitų kiekvienas list item viens paskui kitą, nešokant į naują eilutę ar panašiai. Tai tiesiog elgseną reguliuoti su tuo display galime. Tai nekeičia pačių HTML elementų kažkaip, tai tiesiog priverčia elgtis kitaip. Na ir okei, kad pasižiūrėti kažką, tai galime pasikurti keletą. Galime paprastą sąrašą susikurti su, pavyzdžiui, taip. Ir turime sąrašą. Ir okei. Šiuo atveju sąrašo elgsena man atrodo, kad yra block. Taigi galime pakeisti display į inline. Ir pasižiūrim, ką gaunam. Ir eina kiekvienas sąrašo elementas viens paskui kitą. Ok, tai galiu kitą dar pavyzdį parodyti. Pavyzdžiui, turime paragrafą. Ir jį įrašom ką nors. Ir, tarkime, norime paragrafo viduje susikurti nuorodą kokią nors. Taigi čia, pavyzdžiui, žyma ir nuoroda. Ir pasižiūrim, kaip tai yra. Ir turime paragrafą, kurioje viduje yra nuoroda. Ok, ką galime daryti dėl to? Mes galime pasimti tą nuorodą ir padaryti jo display block. Ir ką tai padarys, tai tiesiog padarys tai. Dabar inline HTML yra tiesiog, kad tas HTML elementas užima tiek ploto, kiek jam reikia, jisai nepasima viso pilno ploto naršyklės, width, tai tiesiog kitas sekantis elementas gali tiesiai už jo eiti ir susikurti ir taip toliau. Todėl šitas inline uždėtas ant list itemų tą ir padarė, kad kiekvienas viens paskui kitą eitų. Dabar ką su nuorodo padariau? Tai jinai pasidarė block, tai yra jinai užima visą šitą plotą. Kaip matote, mano rodiklė yra tas pirštelis, kuris rodo, kad tai yra nuoroda. Taigi, čia paragrafas normalus, čia nuoroda per visą ilgį. Štai. Ir tada vėl paragrafo likusi dalis. Taigi, block padarė taip, kad ta nuoroda užimtų visą plotį, kiek jai įmanoma, ir todėl tai išdarkė visą paragrafą ir gavosi toks dalykas. Ir okei, tai display aišku yra žymiai daugiau visokių. Table, cell, dar kažkoks ten inline block ir panašiai. Tai jeigu reikės, jūs galėsit pasižiūrėti kur nors Google'e ir panašiai. Tai tiesiog elgsena, parodžiau pagrindus, tai jeigu norėsit sudėtingiau, tai galėsit patys pasižiūrėti. Ok, sekantis dalykas visibility. Dabar dėl visibility susikursiu 3 divus. Ok, turiu 3 divus. Kiekvieną jo plotį ilgį pakeičiu. Ir pasižiūrim, ką mes turime. Tai turime 3 divus štai taip einančius. Ok, tai visibility gali būti visible. Kas yra by default? Tai yra mes matome visibility visible visus 3, kaip ir visus likusius elementus iš tikrųjų. Yra hidden ir collapse. Collapse berods lentelėms tik tais naudojamas, kad tie viskas susispaustų, bet
kaip ir praeitame video rodžiau, tai ten, ar užpraeitam, kažkuriam, kad galima naudoti lentelėms border collapse, tai nežinau, kurį reiktų naudoti, tai nesvarbu. Dabar parodysiu visibility hidden ir tarkim parodysiu ant antro div elemento. Dėsiu ID. Pasižiūrim, ką turim ir dingo tas objektas. Dabar, kaip matote, tie kiti divai nesusispaudė. Jie išliko vienas čia, kitas čia ir čia tokia tuščia vieta visiškai. Dabar galime pasižiūrėti, koks skirtumas yra tarp display none, kurio neparodžiau, ir tarp visibility hidden. Tai tarkim uždėsiu display none. Ir kaip matote, blokai susispaudė. Tai yra čia pirmasis divas, čia antrasis divas. Dabar kame reikalas? Tai display none reiškia, kad to objekto nėra. Tai yra visai dingo iš dokumento ir, na, jeigu jam reikėtų kokio nors ploto, tai jisai jau to ploto nebeturi, galima sakyti, na, jo tiesiog nėra. Jis nerodomas, jis neužkraudamas, nieko su juo nedaroma. O visibility hidden tai yra tiesiog toks dalykas, kad galiu ant pirmo divo uždėti. Ok, tai visibility hidden tiesiog paslėpia tą objektą, bet jisai, na, kaip ir yra, bet jis nesimato. Tai jeigu jums reikės žinot skirtumą tarp jų, ar panaudoti vieną ar kitą ar panašiai, tai toks būtent skirtumas ir yra, kad display none visai ištrina iš HTML dokumento ar panašiai, tiesiog jis lieka source kode, bet jisai visiškai neegzistuoja, kai jau į naršyklę patenka. O visibility tai tiesiog padaro nematomą objektą. Tai jo, viskas šiai pamokai. Kitoje pamokoje bus CSS elementų pozicijos, tai yra positioning, ir plaukiojimas float. Iki!